sudalyvauti. Taip, Nu, va, ir aš paleistas, tai Kęstai, super. jeigu gali. Tai šiandienos tema yra naujas komisinių planas. Pradedu pirmiausia, gal kaip tik uždarysiu dar prezentaciją ir pradedu nuo to pačios svarbiausios žinutės. Jeigu kažkas iš jūsų dabar esat užtraukę rankinį, laukiat 11 dienos, tai rankinį nuleiskit ir spauskit gazą. Jau galima nuo šiandien pasirašyti partnerį, nes visiems partneriams, visiems be nei vienos išimties, nebus nei vieno partnerio nuo 11 dienos, kuris liks sename plane. Tai reiškia, kad visi konvertuosis į naują planą. Tai reiškia, kad jie, pavyzdžiui, dabar sustartavot partnerį su Ultimate Partner kitu, tai jau nuo 11 dienos jisai jau matys ne 3, o 4 baronkas ir viskas jam veiks. Tai reiškia, kad jis nelieka senam plane. Ne? Svarbi žinutė, tiesa? Jo, tai gerai, spaudžiam gazą. Tada dabar sekantis dalykas, aš pamėginsiu šaudyti, dabar noriu ir iš jūsų pagalbos, ne? Nenoriu daryti tokios prezentacijos, kur aš tiesiog šabloniškai einu čia per skaidrės ir viską iš eilės žiūrim. Aš noriu daryti kitokią, noriu daryti tokią. Įsivaizduokit, kad jūs dabar startavot partnerį, kas yra svarbiausia. Ir pamėginkit man duoti klausimus, arba aš pats sugalvosiu sekantį punktą. Tai vat, kai startavo partneris, kas yra svarbiausia? Vienas svarbiausių dalykų tai yra, ar jam imt paketą ar neimt paketo. Tiesa? Nes reikia priimti sprendimą. Taip? Jo, aktyviai įsijunkit mikrofonus, kas galit, pas ką nėra background'e triukšmo ir man patinka, kai yra pirmin atgal bendravimas, o Šarūnas gal man padės. Ja. Tikriausiai, kad jeigu mes pasikalbėjom su žmogum ir jisai nori startuoti, nu kas dar gali būti svarbiau, negu nuspręsti ar paketas ar ne? Pirmo vietoje turbūt paketas ir ar sąlygos tokios kaip anksčiau, ar kažkuo geresnės, blogesnės su paketu, kokios susijęs sąlygos, ar ne? Jo, kaip anksčiau, tai galime jau pamiršti, dabar jau kalbėsime apie tai, kaip bus nuo dabar ir į ateitį. Ir tai ar su paketu, ar be paketo. Tai dabar paketas duoda ECB 120 dienų automatiškai. Iš karto. Kiekvienas partneris, kuris nusipirko bet kurį paketą, mažą, didesnį, didelį, iš karto ECB yra įjungtas. Tai reiškia, kad jo visi kreditai, visi titulai, viskas bus arba palėtintai be paketo, arba pagreitintai su paketu. Ane? Svarbi žinutė. Labai. Taip. Iškiai yra labai didelis tas incentive vadinamas arba motyvas papildomas pirkti paketą. Dabar toliau. Jeigu nusipirkai paketą, kad ir patį mažiausią, per 6 mėnesius tu gali upgrade'inti iki didesnio. Tai reiškia, kad basic'ą pridėjai dar advanced ir gali susigrąžinti ultimate. Tas pats lyg tai būtum ultimate nupirkęs. Vienos detalės, kurios pamiršau paklausti per Leader Council'ą, tai ar nuo basic'o pirkimo dienos skaičiuojasi 12 mėnesių, tu žinai, Šarūnai, ne? Sakyk. Skaičiuojasi nuo to antrojo, nuo advanced, arba jeigu ir ultimate nusprendai pasimti tą kaip antrąjį paketą, tai nuo tada, bet labai gera sąlyga, kad sąlygos įvykdyti atymą skaičiuojasi jau nuo tada, kai basic įsigijai. Tai reiškia, nuo pradžių pradeda skaičiuoti visi klientai. Va, klientai visi skaičiuojasi. Tai reiškia, įsigijau mažą paketą, jeigu dar žmogus yra neužtikrintas, bijo ten panašiai, tai mažą bent jau turi nusipirkti, nes tada visi klientai niekur nedings jam, visi tuos 25 refundui, atgrąžinimui pinigų už ultimate skaičiuojasi jau nuo pirmos dienos. Tiesa? Taip. Va. Tai čia gaunasi, jeigu aš taip gerai suprantu, kad be paketo kažkaip startuoti, aišku, visiškai nebeapsimoka, bet net jeigu negali iš karto išaldyti ten tos sumos 1200, tai bent jau su basic, tai čia turbūt, kad visi startuos, nes čia visiškai jau no-braineris, nu, ta prasme jau. Taip. Kaip minimum. Puiku. Gerai, tai dabar toliau galvojam dar, kas apie paketą yra pasakytina. Paketų kainos ten bus panašios, kreditų skaičius panašus, čia vat, visa tai yra užrašyta.
Daugiau turbūt apie paketą kažko labai svarbaus ir nepasakytina. Dabar Aš dar atsiprašau, kas yra pasiėmęs paketą, startavo praeitą mėnesį pirko paketą, jam ACB įsijungia turbūt irgi. Būtent, nes viskas persikonvertuoja į naują planą ir viskas taip liktai jisai būtų naujam plane startavęs. Labai. Jo. Gerai, dabar tada apie paketą, jeigu sugalvosit klausimą, tai klauskit. Dabar apie auto orderį toliau pratęsimas, ane? Tai dabar auto orderiui, kad padengti, užtenka 20 kreditų, kad auto orderiai būtų nemokami. Nebe 40, kaip buvo anksčiau, 20 užtenka. Pirmus 4 mėnesius. Pirmus 4 mėnesius, taip, nes paskui bus po 4 mėnesių bus jau 40 reikės. Palauk, Šarūnai, aš nesu to tikras. Taip, teisingai. Jo, teisingai. Čia yra kitoje vietoje. Bet visa tai yra labai gerai, nes po pirmų 4 mėnesių jau tas 40 bus jau bus pasiekta, turbūt. Greičiausiai, kad... Yra daug papildomų motyvų surinkti 40 kreditų arba daugiau tų. Nes pavyzdžiui, kadangi čia kalbėjom apie ECB, tai galvat irgi gera proga apie ECB pakalbėti. 4 mėnesiam jisai įjungtas. Jeigu nori, kad nuo 121 dienos tau ECB vis dar būtų įjungtas, tu turi turėti ne mažiau kaip X-teamą. Kas reiškia, kad jeigu tu X-teamą turi, tai greičiausiai ir 40 kreditų surenki. Tai gausis, kad tie 20 kreditų ir taip pasidvigubins, jeigu tu toliau išlaikai ECB ir jie tampa 40. Tai čia tarsi tęstinumas toksai. Tai viskas čia labai logiška. Per pirmus 4 mėnesius Zinzino for free ECB negalioja. Tai va, tai tą ir turiu omeny, kad surenki 20, o paskui tie patys 20 tarsi pasidvigubina. Jo, bet čia... Bet aišku, daugiau bus. Jo, tų kreditų čia bus daug daugiau. Užfiksavot, ne, kad ECB negalioja Zinzino for free per pirmus 4 mėnesius. Tai reiškia, kad reikia surinkti 20 kreditų be ECB. Šitą užfiksuokit. Okay? Tada, o tam, kad aktyvacija būtų, tai yra grace period. Pirmi 120 dienų yra visiškai niekas nesvarbu. Gali neturėti nei klientinių taškų, nieko gali neturėti, nei tų kreditų ir vis tiek tu aktyvaciją turi. Bet yra viena detalė. Auto orderis yra privalomas. Reiškia, auto orderis visiems yra privalomas nuo pirmos dienos. Nes jeigu tik tai auto orderis bus neįjungtas, iš karto greito starto bonusai nėra išmokami. Ne? Gerai, tada, o jeigu neapmokėtas, pavyzdžiui, kažkas sugalvoja neapmokėti, tai kelios sąskaitos susideda ir užsiblokuoja akauntas, o dar fast startas nepasibaigęs. Tiesą sakant, dar nepaklausiau įdomi detalė, ar nedidaktins greito starto bonusų, jeigu aktyvuosi auto orderį ir nemokėsi. Šitą klausimą aš noriu paklausti. Tai užsirašysiu aš savo dar klausimus. Šiaip manau, kad tai būtų visai geras dalykas. Kažin, tai būtų jau ir dabar tas būtų daryta. Dabargi nulinukų taip ir darydavo, auto orderį įsidėti, jį nemoki, bet per startus gaudavo. Tai va šitą dalyką būtų gerai, kad taip nebebūtų, nes tada bus vienas kelias. Pasiimi ir daraisi jį nemokamai. Nes dabar tai yra per daug opcijų. Nu taip, bet tik tada gaunas vėl nebelieka pasirinkimų pagal tą visą. Tai yra geriau. Greitai plėtrai mažiau pasirinkimų yra geriau. Lėtai plėtrai yra geriau daugiau pasirinkimų. Nu taip, bet žiūrint pagal tos legalius tiesioginius pardavimus, tipo būtinai turi būti pasirinkimas startuoti su nuliu. Fast startui negalioja. Fast startui šitas statymas negalioja, galioja komisinių planui. Greito starto gali būti kitokios žaidimo taisyklės, o po to jau gali ir nemokėti.
Va, gerai, tai dabar tada toliau grįžtam prie komisinių plano, tada einam toliau. Tai dabar auto orderis, aišku, 20 kreditų yra, visa kita ten niekas nebesikeičia, ne? Einam toliau tada. Tai dabar anksčiau buvo, taip, sekundėlę, buvo tik tai viena, buvo dvi kvalifikacijos, ne? Buvo kvalifikacija, kad aktyvus iš viso būtum, tai 4 abonementai ir buvo aktyvumo sąlyga buvo, kiek pas mus irgi 20 kreditų. Ir buvo 20. 20, jo. Tada executive, nuo executive buvo 10 abonementų ir 50 kreditų, o dabar dar yra nuo direktoriaus 25 abonementai ir 125 kreditai. Tai reiškia, kad jeigu esi direktorius, net netapsi direktoriumi ir į viršų, jeigu neturėsi 25, jeigu neturėsi atimo, pavadinkim taip. Tai makaluosis gali turėti daugiau kreditų negu direktorius, bet jeigu neturi atimo, tai direktoriumi netampi. Tai labai logiška, nes tu be atimo neturėt RCB, pavyzdžiui, irgi, tai ten, būt kažkaip turbūt, nežinau, čia nelabai teoriškai tai įmanoma, praktiškai nelabai tai būtų. Bet startiniam periode 10 kreditų turi turėti, kaip suprantu. 10 kreditų tai yra autoorderis tavo. Tai yra, tu pasiimi autoorderį, aktyvuoji ir tu jau turi tos 10 kreditų, tada gali neturėti nei vieno, nei klientinio taško, nei kreditų daugiau papildomai. Bet jeigu tu sustartavai jau 4, pavyzdžiui, pasidarėjai autoorderį nemokamą, tai automatiškai ir aktyvaciją susitvarkai. Aišku, ne? Tai kitaip tariant, kad gali būti aktyvus vien tik autoorderį mokėdamas. Bet, grace period. Gerai, einam toliau. Dabar tada, kas yra sekantis dalykas? Dabar čia prie Zinzino for free, tai man atrodo irgi viskas yra aišku, iki 4 mėnesio yra 20 kreditų, nuo 5 mėnesio yra 40 kreditų. Ai, tiesa, dar, kaip matot, yra taip, kai kam gali kilti klausimas, o kaip čia tie mėnesiai skaičiuojami? Jeigu aš startavau sausio 8 dieną šiandien, tai šitas mėnuo įsiskaičiuoja ar ne? Tai ne, šitas neįsiskaičiuoja. Reiškia, yra 4 mėnesiai, 4 autoorderiai. 5 autoorderis, tai reiškia, kad jisai bus, pirmas autoorderis bus vasarį, 2 kovo, balandis, gegužė. Tai nuo birželio tik tai bus reikalinga 40 kreditų, kad gauti nemokamai Zinzino for free. Reiškia, 4 autoorderiai bus po 20 kreditų. Ar aišku? Tai gaunasi, kad šį mėnesį mes jau dirbinėjom vasario mėnesio autoorderį. Taip. Tiesiog, kadangi mes sakysim, kad 4 mėnesiai, čia atsiras painiava vėl tarp tų terminų, nes greito starto baronkos bus 4 mėnesiai, 120 dienų nuo starto. Tai reiškia, baronkos užsidarys gegužės mėnesį, o autoorderis jau bus su 40 kreditų, tai nuo birželio. Tai čia kaip ir dabar, iš esmės tas pats. Jo. Gerai, tada toliau sekantis žiūrim dalykas. Čia nesustosiu prie Customer Rewards program. Zino Cash, kaip sakai? Sakau, gal kaip pradžioje ketkai sakei, įsivaizduokim, kad startuojam naują partnerį. Tai svarbiausia yra paketas, autoorderis ir turbūt sekantis dalykas, prie ko reiktų eiti judėti, nes mes jau pakalbėjom, kad autoorderį užsidengsim, klientus, tai yra žingsniai. Visas startas, ne? Jo, tai greitas startas. Pirmas žingsnis yra pervadintas iš Smart bronzos, nes bronza dabar yra partnerinis titulas, o visi klientiniai titulai yra kažkoks team. Tai Q-team yra pavadinta, 4 abonementai. Ir tam, kad tai įvyktų, tai autoorderis turi būti jau aktyvuotas, ne? Tada 4 abonementai ir turi būti 20 kreditų, ne mažiau kaip 20 kreditų. Tai viskas iš esmės tas pats, kas ir buvo, čia niekas nepasikeitė ir 100 pay pointų. Ne?
Tai dabar įsivaizduokit, šitą žingsnį įveikė žmogus, tai antras žingsnis yra reikalingi 2 partneriai, tam, kad pilnai įvykdyti šitą žingsnį, 2 partneriai ir būtent vienas turi būti A, kitas B, tai reiškia vienas kairiai, vienas dešiniai. Ir kad lengviau būtų skaičiuoti, jeigu jie abu pirko Ultimate Partner kitą, tai tada bus pakankamai visko, ko reikia, kad gauti tuos 200 pay pointų. O čia ar lengviau, kad būtų skaičiuoti, ar čia primiktina sąlyga, kad gaut tos pay points? Dar kartą paklausti. Galiu atsakyti. Ne, tai apačioj parašyta, kad galimi ir kiti paketai, tai va įvardinta, kiek tada turi pirkti. Bet nebėra kažkokio kreditų skaičiaus. Turi būti 3 kit points. Tai mažiausias paketas duoda vieną tą tašką, paketo tašką, šitas duoda 2, šitas 3. Tai turi būti 6 viso taškai ir 3 kairiai, 3 dešiniai. Tai taip išeina, kad jeigu vienas partneris nusiperka Ultimate Partner Kit 3 taškai, tai kitas būtinai turi pirkti arba tokį patį, arba Basic plus Advanced. Nebūtinai, tu gali startuoti ne 2 partnerius, o 4 su Advanced. Gerai, labai gerai, supratau. Arba 2 su mažais paketais, 2 su vidutiniais. Svarbu, kad vienoj pusėje susidarytų 3 tie kit taškai, kitoj pusėje 3. Okay? Gerai. Tai reiškia... Aha, sakyk. Rašo čia, kad šitą žingsnį įvykdžius yra 200 pay points užmokama kaip bonusas, Taip. Jeigu per pirmą 60 dienų įvykdėm. Ir ar aš teisingai suprantu, kad turi pilnai būti įvykdyta 6 tie action pointai, po 3 abiejose. Nėra taip, kad jeigu vienoje pusėje įvykdai 3, tai 100 pay points, tai turi būti pilnai įvykdyta. Taip, pilnai įvykdyta. 200 užmokama. Dar viena detalė, taip teisingai, Šarūnai, turi būti pilnai įvykdyta sąlyga, vieno neužteks. Dabar dar viena detalė. Visi šitie greito starto punktai, visi, kaip čia pavadinti, etapai, gali būti chronologija supainiota. Tai reiškia, tu gali pradžioj padaryti 2 punktą, po to padaryti 1 punktą. Vis tiek suveiks. Jeigu telpi į terminą. Jo, jeigu telpi į terminą, pradžioj, pavyzdžiui, pasiėmei 2 partnerius, tu jau kvalifikavaisi į šitą punktą, tada po to tik pasiėmei 4 abonementus, tada kvalifikavaisi šitam punktui. Ar aišku? Tai jeigu šitą pirmą žingsnį darai kaip antrų žingsnių, tai turi tilpti į pirmo žingsnio terminą. Pagal terminus, kurie tiem žingsniams nurodyti. Kiekvienas, tai atskirkim, kad nesusipainiotų galvose. Kiekvienas žingsnis turi savo terminą, bet žingsnius gali padaryti ne chronologijos tvarka, kaip išdėstyta 1, 2, 3, gali daryti, nes čia galėjo būti suprogramuota skirtingų būdų. Galėjo būti suprogramuota, kol nepabaigiai pirmo žingsnio, negali kvalifikuotis antram žingsniui. Taip nėra. Taip nėra, būtent. Padarė, kad nesvarbu, kurį žingsnį pirmą padarėjai, tą ir kvalifikavaisi. Gali per 2 savaitės padaryti visų 4 mėnesių žingsnius. Gali per 2 savaitės padaryti visų 4, bet gali ir per 1 savaitę padaryti žingsnį numeris 2, o per 2 savaitę žingsnį numeris 1. Ja. Ar aišku visiems? Ar turit klausimų? Aišku. Aišku, ne? Be to labai lengva atsiminti. Padarėjai žingsnį 1, gavai 100 pay pointų, už kiekvieną dar partnerį dar po 100 gavai, tai 300. Kitaip tariant, tik tai tiek, kad reikia abu, kad būtų padaryti, kad už abu išmokėtų. Bet šiaip tai paprastas atsiminti. 100 už tą, 200, nes čia 2, tai 200 dar plus. Tada 4 startuoja ir už juos 400. Tai reiškia, už kiekvieną tą žingsnelį po 100, tik tai, kad yra laiptas, kad visus 4 turėjo surinkti. Dabar šitas žingsnis 3. Absoliučiai nesvarbu sistemai, kur tie 4 atsirado. Jie galėjo vienoj pusėje, vienoj linijoje būti visi, jie galėjo būti sponsoriauti partnerio A ir visi va taip viens po kito eiti. Visi 4. Gali pas A būti į abi pusės, gali pusė jų būti pas A į kairę, pas B į dešinę, gali būti visi sponsoriauti mano dar 4. Jokio skirtumo nėra sistemai, dar 4 atsirado, viskas ok, susiskaičiavo. Ir aš jeigu teisingai suprantu,
tai šitam trečiam žingsnyje 4 nauji partneriai, nesvarbu kur, bet jie turi surinkti tuomet 12 action pointų visi kartu tam, kad gauti premiją. Turi iš viso Taip. vėl surinkti taip kaip tenai, taip čia tiesiog jau kitam Jo, lygiai. nes kitaip būtų išmoka negavus pajamų. Tai į minusą. Tai čia atsiras dročių, kurie reiškia gaunasi, vėlgi pastiprinkim, grįžkim atgal prie paketų. Jeigu paketų nėra, tai iš esmės iš viso gali pamiršti 2 ir 3 punktą, nes jų nėra. Jau kreditais klientiniais jau nebeišsispręsi kaip anksčiau, kad silveriu galėjai tapti klientų pririnkęs tiesiog. Tai labai gerai, kad yra atskirta, yra klientiniai tikslai ir ten tu gali klientinius tikslus siekti be visokių paketų, bet vėlgi tu dvigubai mažiau kreditų už tuos klientinius taškus gauni. Aišku, Tiesiog kas nenori dirbti su komanda, nori tik su klientais, tai jie per visą bonusinio laikotarpio 4 mėnesius tik tai 1 ir 4 žingsnį pasinaudos. Tai vis tiek nelogiška, Šarūnai. Jie vis tiek geriau paimtų mažą paketą, čia testai ir buteliukai ir vis tiek išloštų turbūt, kad... Turiu omeny, jeigu atsiranda partneris, kuris nenori turėti partnerių, tik klientų, tai jisai, kreditų jam daugiau bus. Šiaip gerai, pagalvokim, padiskutuokim, ar jeigu jisai pasimtų paketą mažiausią, arba visai nieko neimtų. Tai jis tai pasimtų, bet jis neregistruotų kitų partnerių, turiu omeny. Jisai tai aišku, kad pasims dėl to, kad jam būtų ECB iš karto. ECB būtų. Na. Bet toliau jisai gali rinktis, jeigu nenori su komanda dirbti, gali ir nedirbti, bet jisai tada pasinaudos tik tai 1 ir 4 žingsniais. Jo, sutinku. Gerai, tai dabar tada 3 žingsnis, ar visiems aišku, ar yra klausimų kokiu nors dėl 3 žingsnio? Viskas aišku. Viskas aišku. Gerai. Ja. 4 žingsnis, reikia pasipildyti dar 6 abonementais, kad būtų X-teamas. Ir tada susitvarkai ir ECB klausimą, nes jau nuo sekančio mėnesio, kadangi X-teamas jau ECB tau išlieka, ir dar už tai gauni papildomai 150 eurų. Vėlgi, labai lengva atsiminti, kadangi už 4 buvo 100 eurų, 6 yra 1,5 karto daugiau, tai 1,5 karto daugiau ir eurų. 150 eurų. Tai ką tai reiškia, kad labai lengva atsiminti komisinių plano greito starto visus punktus, nereikia niekur pasitikrinti, pasižiūrėti, nes viskas logiškai labai susidėlioja. Špargalkas, žodžiu, nebereikia. Gerai, tai čia aišku, ne? Taip. Gerai. Dabar tada įsivaizduojam viską, kaip tai veikia. Sustartavot jūs, tarkim, sakykime, kad praėjo, kad ir tos 30 dienų, paskutinę dieną užsiregistravot tos 4, įveikėt šitą, gavot 100 eurų. Ne? Prasidėjo 31 diena, visas iki 60 dienų ieškojot, kol radot tos 2, šiaip ne taip, paskutinę dieną, pavyzdžiui, 59 dieną pas jūs sustartavo tie 2, su Ultimate Partner kitais įveikėt šitą žingsnį. Tai dabar po šitie 2 jūsų turi visą mėnesį, kad surinktų 4 abonementus ir kadangi jums reikia iki 90 dienų, kad jie paimtų po partnerį, ne? Tai va čia gaunasi, jeigu jūs darot per mėnesį laiko, jūs pradedat pralošinėti, nes jūs pradedat atsidurti pagreitintam plane. Nes dabar jau šitie A ir B turės padaryti ir 1 tikslą, ir 2 tikslą į 30 dienų. Ar supratot? Tas 90 dienų yra nuo mūsų startų. Jo, bet tai, kad tu gautum 3 bonusą, 3 žingsnio bonusą, va šitą 400 eurų, tau turi jie sutilpti 30 dienų. Taip? Taip. O jie tai norės daryti per 60 dienų, per 30 dienų 4 abonementus surinkti, per kitas 30 surinkti 2 partnerius. Supranti? Man atrodo, kad... Kaip Fast Silver. Kaip sakai? Reikia daryti kaip Fast Silveris per 1 mėnesį, 2 partnerius ieškot, kad būtent, tai geriau taip daryti. Sakykim, padalinam į 2 savaičių terminus
ir tada bus viskas daug lengviau. Nes jeigu per 2 savaitės aš surinkau 4 ir per 2 savaitės dar paėmiau 2, nu tai praėjo 30 dienų vietoj 60 ir aš jau pirmus 2 esu įveikęs. Tada su tais 2 per sekančias 2 savaitės, reiškia, jie buvo šitam taške, su jais per 2 savaitės surinkom po 4, o po to per sekančias 2 savaitės po 2, tai reiškia, tuo metu, kai mes tai padarėm, mano baigėsi 60 dienų, o aš jau įveikęs esu savo 3 tikslą, ane? Ar suprantat? Ar per Aš tai kitaip skaičiuoju. Nu, man atrodo, nu, vat, dabar įjungiai tu 3 žingsnį, tai kada mano yra 90 dienų, 3 mėnuo, sakykime, ar ne? Nebūtinai mėnesis po 30 dienų turi, bet sakykime, kad visi mėnesiai turi po 30 dienų. Tai jeigu tai yra mano 3 mėnuo ir aš darau savo 3 žingsnį, tai A ir B mano tie pirmieji, tie aukštesnieji, jie daro savo antrąjį žingsnį, jiems tai čia 2 mėnesis. Tau reikėtų... Aš startavau. Ne, o jeigu tu 20 užsirašyk ant lapo popieriaus. Tai aš suprantu, Kęstai, bet jeigu aš padariau taip, kaip čia parodyta plane, 2 mėnesyje aš suradau tuos 2 partnerius. Kelintą mėnesio dieną tu juos radai ir viskas pasikeis tavo tada paveiksle. Jeigu tu juos radai 1 mėnesio dieną, tai viskas gerai. Bet jeigu tu paskutinę mėnesio dieną radai, tai viskas labai blogai tada tau, nes dabar jau ir taip tu lėčiau judėjai negu reikia, o dabar esi 2 greičiau judėjai. Bet gaunasi, kad kiekvieną kartą mano 2 mėnesis yra jų 1 mėnesis, mano 3 mėnesis yra jų 2 mėnesis, mano 4 mėnesis yra jų 3 mėnesis. Tau reikia Excel'e pasidaryti arba nusipiešti, va tai va, brūkšnys, čia tu startavai, tada sekantis brūkšnys ir žiūrėt, kur jie startavo ir jiem duot po 30 dienų. Ir jeigu tu darysi tik į terminus, tai tu tada turėsi greitinti viską vėliau. Jeigu paskutinę dieną viską darai, tai nepavyks. Suprantu. Nes jau, tai va, tai aš tą ir, žiūrėk, tai mano mintis kokia, kad nenueitume per giliai į diskusiją. Paskutinės dienos darytojai bus kaip kalnų slidinėjime. Tai reiškia, kad kai važiuoji tiesiai į vartus, tai jau į sekančius vartus nebeįvažiuosi. Ar suprantat, ką turiu omeny? Ar esat matę, kaip važiuoja slidininkai ir paima iš toli, užsuka ir jau per vartus važiuoja jau link sekančių vartų, o ne taip tiesiai į vartus, o po to pradeda sukti ir jau vėl tada pasukti. Trajektorija jau sekančiam žingsniui jau būna kreiva. Va, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra planas, nu jau čia toksai, kaip čia pasakyti, jeigu einat pagal 30, 60, 90, 120 dienų planą, tai reiškia, jūs einat ne pagal duplikacijos planą. Jūs einat pagal vėžliuko planą, kuris jau iš karto prognozuojam, kad nepavyko visko padaryti taip, kaip reikia, duplikacijos. Reiškia greičiau daryti. Ne? Tai va tokia žinutė yra štai. Tai čia šito vietoje labai svarbu dabar pasidaro tą, ką mes šnekėjom penktadienį su Ina, ne, kad partneris jau turi startuoti aiškiai žinodamas, ko iš čia atėjo, iš karto turėdamas 100 žmonių sąrašą ir iš karto žinodamas, ką iš čia daro. Nebe tada auginam, o jau pasiėmam egzaminus išlaikysiu. Visiškai teisingai. Tada gerai, grįžtam atgal. Tai tiesiog aš norėjau užakcentuoti, kad suprastumėt ir nedezinformuotumėt žmonių per prezentaciją. Nes jūs prezentuosit šitos tikslus, kad neužfiksuotumėt, kad ir reikia iki paskutinės dienos tempti ir tik tada padaryti. Ne. Reikia užsibrėžti griežtesnius terminus ir čia jau yra, kaip sakant, gelbėjimosi ratas, kuris išgelbėjo tave, bet duplikacijos jau nebeišgelbėjo. Tai reiškia, su sekančiu užsibrėžk tikslus griežtesnius, greičiau padaryti. Gerai, tai dabar dėl šitų 4 žingsnių visiems viskas aišku, ne? Nėra kažkokių klaustukų, ar yra dar? Gerai, panašu, kad aišku. Šiaip jau tai... Dar vieną žingsnį noriu papildyti. Jeigu, nežinau, nebent apie jį toliau dar kalbėsi, kai mes kalbam ir prezentuojam šitus 4 žingsnius, Kęstai, jeigu gali man leist pasidalinti ekranu, tai šitoj prezentacijai pas tave nėra, bet iš komisinių plane
labai vienas dar turi leisti man, kad multiple participants can share screen. Tai komisinių plane dar yra papildomai surašyta pajamos ir jos labai manau, kad pamotyvuoja žmogų per tą laikotarpį, kiek iš viso galima gauti pajamų. Rodau komisinių plane šitą pačią vietą, tai yra 4 žingsnis, ir apačioj parodyta yra, iš viso rodo, kad per Fast Startą mes tarsi galim 850 pay pointsų susirinkti. Bet iš tiesų, jeigu mes viską darysim pagal šitą planą ir susumuosim kitus dar dalykus, tai yra iš viso apie 1500 yra uždarbis per pirmus 4 mėnesius arba greičiau. Dėl to, kad yra tas Q-teamo, tada tas 2 žingsnio bonusas, yra 3 žingsnio bonusas, 4, bet vis pakeliui mes dar susirenkame 650 pay pointų iš cash bonusų ir iš team commissionų ir iš enrollment bonusų, kurie tuo pačiu galioja. Jeigu tie mūsų partneriai irgi vykdo savo pirmą žingsnį, susirenka Q-teamus, tie partneriai, mes dar gauname enrollment bonusus, būdami jų sponsoriai. Tai reiškia, kad mes viso dar yra papildomų komisinių, tai tas labai nemažai skiriasi, čia galima sakyti vos ne dvigubai. Tai žmogui, kuris startuoja, ypatingai jeigu ima UPK, ar ne, jisai pasideda tą 1200 eurų metam laiko, tai mes galim akcentuoti, kad per pirmus 3-4 mėnesius jisai dar virš gali užsidirbti iš karto. Tai tiesiog tą norėjau pridėti, jeigu kas, tai tu neplanavai apie tai kalbėti. Visiškai teisingai ir gerai. Ir čia aš ir galvoju, kad nesėdėtume visą dieną ir neitume per visą komisinių planą. Manau, kad tai ir yra svarbiausia šiandien dienai, greito starto visus šitos žingsnius įsiaiškinti ir sugalvoti bet kokį klausimą, ko gali paklausti potencialus partneris arba mes patys savęs šitoj vietoj. Ir toliau jau gilin nebeisime komisinių planų, ten visų kitų detalių. Aš galiu paklausti, man aktualu, nes su Ina apsitarėm, kadangi šiandien vedu susirinkimą, kad pakalbėti apie mentor bonusą, bet dabar jisai iš principo jau greitam starte neįsijungia. Jis įsijungia, jeigu gerai suprantu, tik tada, kai turim 2 sponsoriaujamus partnerius ir ten jau toliau jau tie lygiai jo. Taip, teisingai. Kas tai sakyk? Aš jeigu gerai pabandysiu atsakyti, tai Daivutė, tokio dalyko mentor bonus kaip jį įsijungti arba ne, iš vis nėra. Tai va. Jis tiesiog egzistuoja ir tu jį gauni arba ne, priklausomai nuo to, ar turi partnerių, kurių esi sponsorius. Ir kaip tie partneriai auga. Tai mentor bonusas tiesiog pasikeitė visiškai, jisai dabar yra daug pilnesnis. Aš ir norėjau, atsiprašau, Šarūnai, kad dar truputį pertraukiau, bet ir noriu pasakyti tą skirtumą, kai anksčiau mes visus skubinom padaryti per 1 mėnesį tą smart bronzą, nes tada būdavo įsijungytų tą mentor bonusą, o dabar jau to nebeliko. Bet čia, dėl šito skirtumo. Taip, bet dabar, žiūrėkit, parodysiu lentelę su mentoriaus bonusu. Reiškia, mentoriaus bonusas visiems galioja. Dabar tu gauni 5% tada, kada tu esi bent 2 partnerių sponsorius, kurie yra bent jau bronzos. Taip. Tada gauni 5%. Jeigu esi 4 partnerių, kurie bent jau silveris, tai gauni 10%. Jeigu esi 3 silverių ir 1 bronzos, tai vis dar gauni pagal bronzą. Ar aišku? Reiškia, kol nėra 6 goldų, tol gauni pagal silverį. Jeigu turi bent jau, nors 4 silverius. Jeigu nebeturi, jeigu dar vis turi, pavyzdžiui, goldų, 5 goldus ir 1 bronzą, tai dar vis gauni pagal silverį. Nes reiškia 5 goldai, tai reiškia automatiškai aukščiau negu silverį. Bet, pavyzdžiui, jeigu turi 2 arba 3 silverius, ir 3 bronzas, tai vis dar gauni pagal silverį, ne pagal bronzą tada gauni, net ne pagal silverį, nes dar neužtenka iki 4 silverių. Tai ar aišku čia naip? Aišku. Taip. Pažiūrėkit, kaip faina, jeigu turi, aš nesakysiu 10 platinų, bet pavyzdžiui, turit
6 goldus kažkas tai iš jūsų, tai jau 15% gaunat mentoriaus bonusų, arba 8 executives, kai turit, 20% gaunat. O Tai- procentai skaičiuojasi nuo to partnerio visos apyvartos sukurtos, nuo jo apyvartos, teisingai? Nuo jo komisinių. Nuo jo apyvartos kreditais jam yra išmokami komisiniai. Tai nuo tų komisinių 20%. Nuo team commissiono. Team commissiono, kiek gavo tas partneris, tai tu dar gavai 1/5 to. Tai pavyzdžiui, jeigu jisai gavo 1000 team 500. commissiono, Sakykim, nu gerai, 1000, kad lengviau skaičiuoti, tai tu dar gavai 200. tai dar 200 dėl supratau. Ja. Ar aišku šitas? Aišku. Tai Daiva atsakė mane tau į klausimą. Taip. Tai super, šito bonuso esmė, dabar visi bonusai šiame komisinių plane bus žymiai logiškiau veikiantis, nes jie turi kažkokį kiekvienas tikslą. Tai mentoriaus bonuso tikslas pagaliau įsigyvendina normaliai, o ne kaip jisai buvo. Tai reiškia, kad tu nori, kad tavo visi sponsoriauti būtų išlaikytų kažkokius tai titulus. Ne? Tai reiškia, tu savus tada labai gerai ganai. Prižiūri ir ten taip toliau čiučiuoji, juos liuliuoji, ten belenką darai, kad tik tai jie būtų tais titulais. Atitinka pavadinimą, tu turi būti mentorius tiems savo partneriam ir tada tau bus atlyginta, jeigu mentorius sėkmingai veda į priekį, į viršų. Gerai, tai dabar apibendrinkim. Be paketo, jeigu pasirašinėt partnerius, tai, sakykim, dabar, kadangi jūs jau fast startus visi baigė esat savo, tai pasirašot naują partnerį. Jeigu jisai startavo be paketo, jis neturi ECB. Jau praradimas, ne? Bet jeigu jisai dar ir kitus pasirašinėja be paketų, tai reiškia, ten bus labai mažai pinigų tada, nes tada jie to antro, trečio žingsnio nepadarys, visi bus be ECB, tai ten taip sau. Niekas nesusigražins nieko, tai geriau jau bent jau po mažą paketą, kad pirktų, teisingai? Nesvarbu, ką tu ten galvoji daryti, bent mažą paketuką nusipirk. Ne? Po to jau žiūrėsi, ten einasi su klientais, dasipirksi dar paketuką kitokį ir žiūrėk, susigražinsi tada Ultimate Partner kito tą pasidarysi gražinimą. Ne? Šarūnai, dar patikslink. Jeigu nusipirkau mažą paketą, esu naujokas, po 2 mėnesių sugalvojau, kad visgi reikia upgrade'inimą padaryti, tai nusipirkau Advanced ir jau turiu 3 taškus paketų. Tai 12 mėnesių skaitliukas įsijungia nuo to, kai nusipirkau tą antrą, tą Advanced. Ar ne? Taip. Tai reiškia, Nuo tada, kada buvo sukurti 3 action pointai iš esmės. Tuo taško tada. Bet klientai skaičiuojasi. Bet klientai įsiskaičiuoja visi nuo pirmojo mažesnio įsigijimo. Visi į atimą, kurie bus reikalingi. 25 prenumeratas. Tai čia kaip idealios sąlygos. Nuo šiol reiškia, prašom visų, kviečiam visus potencialius, kad pirk nors mažiausią paketą, nes tikrai taip yra geriau. Ir tai yra tiesa. Tai čia yra faina, kad nereikia daspaudinėti, o tiesiog tu nusipranti, kad taip bus geriau jam, o ne tau. Bet ir tada visiems. Ir dar bus. Ir kitiems. Ir dar mažiau bus netikrų klientų. Nes anksčiau būdavo tas bronzas pasidarydavo klientai save tam, kad pasidaryt bronzą, nes paketo neėmė, o dabar pirmieji tie 4 abonementai, jie greičiausiai, kad bus realūs klientai, nes pats jau turi savo paketą pasiėmęs ir turi pradžiai bent jau produktų ir testų. Gerai. Ką dar? Pamėginkit dabar įsivaizduoti tą takelį, kad jūs startavot naują partnerį ir ko jūs jam... O aš dar turiu klausimą vieną dėl tų senų visai partnerių, ne, kur kažkada gal sustartavę ten su nuliais, padarėte FS startą, nepadarė. Ar kažkada bus kažkokios iš viso akcijos, kaip pasiūlytos, kad wow, tu dabar gali ten pastartuoti, jeigu niekada nebuvo ėmęs paketo? Jeigu niekada paketo ir neturi nei vieno kliento... Jeigu neturi nei vieno kliento, ne tik tai tokiu atveju.
Jeigu turi nors vieną, Tai geriausia registruotis iš naujo turbūt, jeigu neturi nei vieno kliento. tikėtina, kad geriausia registruotis iš naujo, bet visada jūs galite parašyti supportą ir paklausti, ar galima dabar šitas žmogus nori pirkti paketą ir restartuoti savo pozicijoje. Gal net jeigu turi klientų, galbūt gali restartuoti. Bet reikia užklausti supportą. Aš šito negaliu atsakyti, nes čia jau supportas sprendžia. Okay. Va, gerai, dabar tada apie greitą startą pagalvokit dar, nes dar turiu temą vieną panagrinėti, o dabar pagalvokit, ar įsivaizduokit, kad startavo kažkas ir pamėginkim sugalvoti klausimą. Gerai, kol kas nėra. Jeigu sugalvosit, tai tada... beje, o šitą komisinių planą tokį, kokį aš čia jums rodau, ar norėtumėt patys kažkaip tai persižiūrėti, ar ne? Norėtumėt. Ką turiu omeny? Ar jį, Šarūnai, galima iš kažkur jau atsisiųsti, ar ne? Man atrodo, jau galima. Yra, aš jį atsisiunčiau iš back office. Va, back office kur? English version, ne? Kur yra EU, EN, European Union. Pat būtent šita prezentacija, kurią tu įrodai, Kęstai, ne? Manau, kad... Ne, tas komisinių planas. Tai komisinių planus tai jo, jisai buvo, bet aš galvoju, tai tos skaidrės, kur Kęstas rodo jau kažkur yra. Šitą prezentaciją, jeigu norit, aš galiu atsiųsti per WeTransferį, įkelt ir parsisiųsit jūs ją. Tai aš įkelsiu, nusiųsiu ką Inai, o Ina nusiūs tada į grupę. Arba Šarūnai. O šitą prezentaciją tu čia darėsi pats, ar čia buvo, jinai kažkur jau yra? Ne, čia yra Leader Council'ui duota, bet jau kadangi liko kelios dienos ir kadangi nuspręsta buvo, kad visi konvertuosis pilnai be išimčių į naują planą, tai nebėra prasmės ją čia nuo ko nors slėpti ir galima iš karto visim pasidalinti. Tai gerai, prezentacija, bet šiaip tai komisinių planas dabar tas naujasis, jisai kaip prezentacija, tiesiog, kad neskaidrės labai jisai, aišku, prezentacija bus turbūt dargi patogiau padaryti. Prezentaciją jūs tiesiog galite persižiūrėti, ten gal dar rasit daug kažkokių. Čia gal labiau savo tokį už akcentavimą. Dabar tada jau kalbam nebe apie fast startą, dabar kalbam apie jūs konkrečiai. Jūs galėsite gauti one-time bonusus titulo 3 kartus. Dabar, ką tai reiškia? Įsivaizduokit, kažkas iš jūsų esate executyvas, ne? Nors gal pradėsiu nuo pradžių. Tarkim, startavo naujas partneris. Jisai tapo bronza, kreditų subalansuotų turi 375, turi 4 tik tai klientinius taškus, 4 abonementus. Jisai gauna už tai 50 pay pointų, 50 eurų išmoką. Ar aišku? Tiesiog papildoma kaip titulo išmoka. Titulo išmoka. Titulas Silver, 750 kreditų, 4 užtenka 4 abonementų, 100 eurų. Ok? Papildomas... Tai šitų išmokų iš vis nebuvo prieš tai. Šitų nebuvo. Dabar atsiranda antras kartas, kai vėl bronzą gali pasiimti, kai turi subalansuotų 50 klientinių taškų ir 25 abonementus nuosavus. Dar 50 eurų gauna išmoką. Dar kartą už tai, kad yra bronza. Ar supratot? Ne, šitą jau vietą nebeaiškina. Nebeaiškina. Tu įsivaizduok, kad sustartavai, turi tik tai 4 abonementus, taip? Ir kreditų viso pas tave 375. Partnerius tavo su paketais, pavyzdžiui. Ir tu tapai bronzą dėl to. Taip. Ar aišku? Šitas etapas aišku. Tas aišku. Gerai, tada žiūrėk, pas tave tie partneriai pririnko kažko, tai, sakykime, tu pririnkai 25 abonementus pakilai, ne? Tai tavo partneriai surinko, tada vienas kairiai surinko 12,5, tai 13 abonementų, kitas dešiniai surinko 13 abonementų, ne? Ar supratai?
Rūta, įsijunk mikrofoną ir sakyk, nes aš nežinau, aš po vieną Ne, žingsnį. žinok, visiškai, vat šita dalis, man, nu, nežinau, kažkaip, ne, ar šiandien jau blondinė stadijoje, bet, nu, nesuprantu, nežinau. Jeigu kitiem labai kažkaip aišku, tai gal kažkaip kitaip paaiškinkit, gal kiti kažkaip supranta. Bet ta dalis man neaiški. Kitaip tada. Aš galiu pabandyti paaiškinti, jeigu nori, trumpai. Rodo, tuoj. Tai įsivaizduok, pradžioj tu tapai bronzą ir tau užteko 4 abonementų. Taip, tai čia ta greita bronza, ta prasme. Už tai tu gavai ten greita bronza. 100 PM. Bet sekantį mėnesį tu jau nebe bronza, nes partnerių paketų kreditai užsiskaičiavo pirmam, o tu turi tik tai 4 klientus. Taip. Tai tu paskui vėl... Kiek tai numberis čia yra? Kažkaip... Ar matot ekraną? Rūta. Matome iki T, o toliau nebesimato kas. Tai vat kiek yra T-number? Ar žinai, kas yra T-number, Rūta? Komandos, ta prasme, kiek... Klientų skaičius, ne? Jo. Tu čia konkrečiai mano klausi? Ar... Taip, tavęs klausiu. Kiek komandinių klientinių taškų tu turi čia? Šitam pavyzdėlį. Komandinių klientinių, tai... Taip. 13 turbūt, nu. Ne. Ne? Planas B, sakyk. Antrą variantą sakyk. Koks ateina galva? Nu, tada 25. Ne, netinka. Trečią sakyk variantą. Nu, tada 50. Ne. Ketvirtas. Tada pasiduodu. 51, nesgi 13 plus 13. Plus 25. Visi. Tavo T-numberis tai yra visi klientai, skaitant tavo asmeninius ir tavo komandos narių klientus. Tai 51. Naujiena? Gal ne naujiena, gal tiesiog nesudėlioju, žinai, galvoti. Nu gerai, tai dabar, ar dabar jau aišku, kas yra T-number, va šitas? Taip. Dabar aišku, taip? O dabar kas yra PCP? Čia jau asmeniniai klientai tavo, ne? Personal Customer Points. Taip. Yra 25. Reiškia 25 asmeniniai klientai, 51 komandinis klientas, taip? Taip. Nu, tai dabar einam atgal į tenai ir žiūrim. Sako, kad kai tu turi 4 asmeninius PCP ir 375 kreditus, gavai 50 eurų. Bet kai turi 50 komandinių ir 25 asmeninius, tą, ką ten nupaišėm, ne? Taip. Ir dar net nesi silveris kol kas. Nu, nedakilai dar iki silverio, bet dar vis bronza. O gal jau ir silveris esi, ne? Tai nuo tada, kai pakilai iki 25 ir 50, gavai 50 eurų dar kartą išmoką. Supratau dabar. O? Nes man kažkaip tai nesusijungia, supranti, kad čia yra vėl bronza, žinai, nes paprastai jau, tai jeigu ten esi 50, 25, tai ta prasme, tu jau esi greičiausiai, kad tu daugiau negu bronza esi. Jo, tai bet žiūrėk, kur aš tau dabar pailiustruosiu, kurioje vietoje tau pradės labai skaudėti, jeigu neturi 25 abonementų. Sakykime, tu jau esi executyvas, ne? Executyvui užtenka turėti 10. Palaukit, nuo kurio? Taip, nuo direktoriaus reikia 25, teisingai? Taip. Reiškia, executive net platinum gali būti su 10 klientinių taškų asmeninių. Teisingai? Taip. Tai reiškia, esi platinum, pas tavę, sakykime, jau klientų bendras skaičius yra 800, o tu turi dar tik 24 arba 10 klientinių taškų asmeninių. Supratau dabar jau. Visi šitie bonusai tavo 800, 1200, 1400, 500, 1550 eurų kabo laukia tavęs, kol tu pasiimsi 25 abonementų savo. Čia žinai, kaip mes nesuprantam už tai, kad turbūt nei vieno nėra, kuris mažiau negu 25 turi. Tai net nesuvedam, žinai, galvoju. O, bet jūs vesite naujokus, jo, teisingai, bet vesite naujokus. Bet toliau yra trečias etapas. Pirmas etapas, antras dabar išsiaiškinom, trečias etapas. Jeigu esi tavo 2 partneriai, vienas left, vienas right,
tapo bronza. Dublikacijos bonusas. Taip. Ar supratai? Taip, palauk. Taip, va, dabar padarykim. Kur čia mano whiteboardai? Va. Tai viskas matėsi. Su trečiu tai ten aišku, viskas tvarkoja, man tas antras buvo. O, viskas neaišku. aišku, kad va šitas tapo bronza. Taip, šitas tapo bronza ir kitas šitas tapo tapo bronza. bronza. Ne? Šitie du tapo bronzomis, tai tu gavai trečią kartą bonusą už tai, kad esi bronza, dublikacinė bronza, dar 50 eurų gavai. Taip. Bet tie partneriai, kurių tu sponsorius esi. Būtent, Taip, ne taip, bet kurie ten asmeninis. komanda. Taip. Nu va, tai ir čia toliau galima eiti per tuos visus titulus ir žiūrėti, kiek dar papildomų pinigų galima susirinkti, nes jau dabar bonusuojama už kiekvieną titulą ir dar 3 kartus. O kaip pavadinta yra šita visa lentelė šitų papildomų titulų bonusų? Time Turi title. pavadinimą? One time? Ok, bet kaip tas one time title bonusai? Titulo bonusai. Tai pavadinkim titulo bonusai, kurie išmokami vieną kartą, ne kasmėnesiniai. Tai jie tik tai nuo Deimanto buvo anksčiau, o dabar yra nuo pat bronzos, iš esmės. Taip, ir dar daugiau kartų. Daugiau kartų. Ir dar 3 kartus. Deimanto irgi yra. Dabar nuo Deimanto, kai kam iš jūsų irgi yra svarbu. Tau, Šarūnai, pavyzdžiui, tiem, kam svarbu nuo Deimanto. Tau jau, tu dabar turi, taip, ar turi 1500 subalansuotų? Dar neturi. Dar ne. Tai puiku, tau pasisekė, nes reiškia, kad daugiau gausi išmokos. Nes tu turėjai būti Deimantas plus 1500 pagal seną komisinių planą, kad tau pradėtų mokėti bonusą, tiesa? Ne, Deimantui 7,50, man atrodo. 50. Ai, tai palauk, jau tau mokėjo. Nes man jau mokėjo. Va, tai jeigu tau jau mokėjo, dabar atsiminkit tie, kas dar nesat Deimantais. Jeigu nors kartą Deimantų jau mokėtas, tai šitą pamiršk tada eilutę ir tu eini į sekančią eilutę. Kai būsi direktorius, turėsi... Bet dar ne viską išmokėjo ten kažkaip, ar nesvarbu? Tai dabar, kai tu esi nors kartą gavęs, tai tau pagal seną planą ir baigs mokėti. Ar aišku? Jeigu vieną kartą esi gavęs už Deimantą one-time bonusą, tai toliau tu visą jį ir išsiimsi taip, lyg būtų senas komisinių planas. Ar aišku? Supratau, gerai. Tai dabar man jau nuo direktoriaus. Nuo direktoriaus jau pagal naują komisinių planą tau viską mokėtų. Kęstuti, o pavyzdžiui dabar, kai egzekutyvai tenai platinos, jie iš viso neturėjo jokių išmokų iki šiol, nebūdavo ten tų. Tai dabar, pavyzdžiui, kažkokios išmokos galioja tiem titulom? Tai jeigu tu bus taip, labai gerai, kad paklausai, tai teisingas klausimas, tuoj rodau. Tie, kurie jau yra, jie dabar taps šį mėnesį pirmą kartą. Gerai, kad paklausai. Tai va čia yra šitie bonusai iki platinumo, ane? Jiems yra duodama 365 dienos, tai yra 12 mėnesių, kad visus juos susirinkti. Ar aišku? Geras, labai faina. Gali Jo, kadangi yra pereinamasis laikotarpis, kad ir koks iš šitų titulų jūs bebūtumėte, jūs gaunate nuo 11 sausio iki kitų metų 11 sausio laiko susirinkti visus šituos. Bet visus, ne tik tai savo aukščiausio titulo pasiekto, bet netgi jeigu, pavyzdžiui, yra Rūta Platinum, tai jinai gali ir bronzos, ir silverą, ir executive visus susirinkti? Jeigu aš neklystu, tai taip. Iš tikrųjų turėčiau pasitikslinti, bet kiek atsimenu, tai taip. Bet reikia pasitikslinti šitą dalyką. Bet čia tai nerealiai iš viso būtų, čia kosmosas jau būtų. Palauk, šitą dalyką reikia... Taip gerai gal negali būti. Reikia pasitikslinti. Nemanau. Manau, kad galėsi savo eilutę, kokiu esi aukščiausių buvęs titulų, jeigu esi, pavyzdžiui, Platinum, tai tu turi galimybę dar per 12 mėnesių pakartoti Platinum ne vieną kartą, kad susirinkti viską. Aišku, jeigu toliau eisi, tai eisi toliau. Jo, turbūt Šarūnas teisus, kad jeigu koks esi titulas, nuo to titulo ir gali susirinkti iki galo. Į viršų, jo. Bet šiaip tai geras klausimas, nes dabar bandau atsiminti, nes apie tai tikrai kalbėjom ir dabar
niekaip neatgaminu. Jo, šiaip Tai žinai, čia Žemė- būtų truputį nesąmonė, nes aš, pavyzdžiui, galėčiau per 12 mėnesių dar susirinkti, man kiekvieną mėnesį čia pliusuotų tuos bonusus, nes kiekvieną mėnesį iš naujo tampi bronzą, silverių, goldų ir taip jo, toliau. šiaip Tau irgi kestai turėtų išmokyti viską iki ambasadorių. Turbūt, kad taip, visgi yra tu teisus, turbūt Šarūnai, jeigu jūs, blemba, bet aš pasitikslinsiu ir pasakysiu tada. Mhm. Tai parašysiu, gal perduosiu Šarūnui, Šarūnas parašys į grupę. Gerai? Liuks. Na. Gerai, tai dabar toliau dar pasižiūrėkim, ar dar yra kažkas, kas yra relevant jums, kad su jumis yra susiję. Šitas jums dar nėra svarbu, dauguma iš jūsų. Praktiškai visiems nėra svarbu. Čia irgi manau, kad nelabai. Ne, kol kas manau, kad nesibalamutinkim, užtenka šiandien. Svarbiausia, kas yra fast starto visi šitie ir kas dar mums pagal titulų svarbu ir tie one time. Tai čia turbūt su kabais ar yra kokių nors skirtumų. Vienas dar yra dalykas, kas svarbu, galbūt Sabina žiūrės, galbūt dar kažkas, kas jau yra direktorių pasiekę. Volume bonusas prasideda nuo direktoriaus. Anksčiau prasidėdavo nuo krauno. Dabar nuo direktoriaus. 1% volume bonusą gali gauti, tai nuo visos apyvartos savo dar papildomai 1000 pay pointų per savaitę gali gauti. Papildomą 1000 eurų dar. Procentas skaičiuojamas yra nuo team commissions, kuris yra išmokėtas pinigais, ar kaip skaičiuojamas? Volumas yra skaičiuojama taip, nuo visų kreditų. Kiek kreditų buvo pririnkta, tai nuo visų jų. Taip. Tai skaičiuoja dar kreditų papildomai tiek, ar skaičiuoja pay point tiek papildomai? Pay pointų. Tai reiškia, bet ar nuo kreditų, ar nuo pay pointų išmokėtų tada? Nes kai buvo prieš tai su tuo, kas sakai, mentor bonusu, tai tenais buvo. Volumas yra skaičiuojamas nuo visų kreditų, to aš pasakysiu. Gerai, dar kartą atsukam prie volume bonuso. Volume commission. For every new start you add, you increase your weekly volume commission by, čia nėra parašyta, ne? By 10,000 in pay depth per income center. Tai reiškia, kad nuo taip. Šiaip geras klausimas, Šarūnai, reikės pasigilinti, bet kadangi aš niekada neskaičiavau nuo kurio skaičiaus ten yra išskaičiuojama, aš tik tai mačiau absoliučius dydžius, kiek aš gaunu to volume bonuso, nes ten toliau su kiekvienu titulu vis daugiau jo yra, tai mano yra dabar Black Ambassador, tai čia yra 275% volume bonuso. Aš jeigu gerai suprantu, tai čia yra ta suma pay pointais yra maksimum, kiek gali gauti, jeigu tuos procentus pasinaudoji. Tais procentais, tai pavyzdžiui, jeigu yra team commissions per tą savaitę toks kiekis, kad 2,75% yra 12 000, tai visus ir gauni. Bet jeigu team commissions yra netgi daugiau, pavyzdžiui, tai jau 2,75% yra daugiau negu 12 000, tai gauni tik 12. Taip. Tai aš kaip suprantu, nuo team commissions čia turėtų būti, jeigu yra weekly, bet gal kažkaip ir kitaip. Bet team commission ir kreditai tai yra tas pats. Mes tiesiog gal skirtingai sakom apie tą patį. Ne, team commission pay pointais jau, o tik kaip kreditais, jeigu paskaičiuos procentus, tai kur tuos kreditus, ką su jais darys tada? Jo, bet tai dabar pay pointais, jeigu tu skaičiuosi, kiek gavai team commissiono, tai kad 2,5% būtų 12 000, tai turėtum gauti, kiek čia? 12 000 turi būti 2%, grubiai skaičiuojant. Dalinta iš 0,02, tai turi būti 600 000 išmoka. Tai nuo kreditų yra skaičiuojama, ne nuo pay pointų. Ar supratai, Šarūnai? Jo, supratau. Tai atitikmuo. Jo, kreditai. Kreditai, jų toks procentas kreditų pavirsta į pay pointus. Reiškia, kiek turi, pavyzdžiui, tam, kad tapt prezidentu, reikia 300 000 kreditų. Ne? Tai 300 000 kreditų dalinam į 4 savaitės, tai 75 000 kreditų per savaitę, kart
0,03%, 2250 volumo bonuso gausi už tą savaitę. Bet gali pakilti iki to. Bet čia 14. 14 yra riba paskutinė. Tu gali turėti apyvartą daug milijonų, bet neturi 5 organizacijų, dėl to niekada nepakyli į One Star Global President, bet gauni labai didelį volume bonusą. Ar supratai? Supratau. Tai, nes jeigu nori gauti dar didesnį volume bonusą, kad procentas padėtų, tau jau reikia iš prezidento tapti One Star Global President. Arba iš ten, pavyzdžiui, Black Crowno į ambasadorių. Tada tavo šokteli procentas. Mhm. Ir viršutinė riba šokteli. Gerai, čia jau manau, kad mes einam jau labai toli, bet vis tiek yra įdomu, ne? Pasvajoti apie dar didesnius pinigus. Pasiplanuoti tiesiog. Klausimų, jo. Kiek jau mes Aš turiu paskutinį klausimą, jeigu galima. Taip. Partneriai, kurie yra nebeaktyvus, bet nori aktyvacijos iš naujo, sakykime, startuoti, ar yra kažkokios papildomos sąlygos įsijungti aktyvaciją? Autoorderį apsimokėti reikia. Partneris dirbo, nustojo dirbti ir jis dabar nebeaktyvus, bet gal visai vėl norėtų. Jis turi 0 klientinių taškų, 0 kreditų? Ne, turi 3 klientinius taškus, kreditų dabar neatsimenu kiek. Tai aktyvacija yra 4. Žemiausias barjeras yra 4 abonementai, 20 kreditų. Tai nesikeičia, ne? Ačiū. Prašau. Gerai, dar gal kas sugalvojat, ką nors jau valandą kaip sėdim, tai va to ir baiginėm. Tai gal viskas jau. Gal viskas. Jeigu visi. Man reikia išsiaiškinti, dar prisimenam, ką aš ten turiu išsiaiškinti. Aha, nuo kokio titulo, jeigu esi ar aktyvus ten, ar kaip ten žiūrė, kaip ten bus su tom išmokom už tos titulus iki platinum, ne? Gerai. Viskas, ačiū. Ačiū labai, Kęstuti. Ačiū, Kęstai. Gerai, dabar dar aiškiau, vis po truputį vis aiškiau viskas. Gerai, iki.